Moksleivių krepšinio lygą remia Manija. Moksleivių krepšinio lygos vaikų berniukų B gimusių 1998 metais krepšinio čempionate Manija antrojo diviziono finalo ketverte triumfavo Tauragės sporto mokyklos antroji komanda. Tauragiškiai pusfinalyje Panevėžyje 86-65 sutriuškino šeimininkus Panevėžio KKSC komandą, o finale po įnirtingos kovos 66-60 palaužė Mažeikių sporto mokyklos Naftos komandą. Pusfinalyje nugalėtojų gretose neįtikėtinus rezultatus pademonstravo Matas Jogėla. Vieno perspektyviausio šalies jaunojo žaidėjo Tauro Jogėlos mažasis brolis per 28 minutės pelnė 46 taškus, atkovojo 7 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Finale Matas Jogėla taip pat buvo vienas svarbiausių pergalės kalvių. Jaunasis krepšininkas pelnė 25 taškus, sugrebė 12 atšokusių kamuolių ir 3 kartus perėmė kamuolį. Jam puikiai talkino Vilius Marcinkus, pelnęs 21 tašką ir atkovojęs 15 kamuolių. Taip, jau džiaugiuosi, labai smagu. Smagu, kad visa komanda gerai sužaidė, aš irgi, manau, neblogai sužaidžiau ir džiaugiuosi, kad laimėjome visi pirmą vietą. Galėjom geriau sužaisti, nepasisekė, gynyboje nepadirbėjom, galėjom ir geriau. Taip, turėsim peržaisti su Marijampolė, tikiuosi laimėsim. Norėčiau patekti pirmą divizioną. Džiaugsmas tai tikrai didelis, nes tikrai sunkiai iškovojame. Reguliarus sezonas kaip ir lengvas buvo, bet šis dabar ketvirtas finalinis, tai daug jėgų reikėjo duoti. Nežinau, pagrindinis žaidėjas patys gal ir daugelis žino, Matas Jogėla, dar buvo iš po ligos. Praeitą savaitę irgi 97 jis dalyvauja dar, bet nedalyvavo. Tai buvo sunku tikrai. Bronzos medaliais pasipuošė Kėdainių sporto mokyklos komanda. Ji mače dėl trečiosios vietos 80-54 nugalėjo pusfinalyje čempionams nusileidusius Panevėžio KKSC krepšininkus. Nugalėtojų gretose Rūtenis Žiupsnys pelnė 13 taškų. Kėdainiečiai pusfinalyje 51-73 turėjo pripažinti Mažeikių sporto mokyklos pranašumą.